O gali užvest publiką. Žalia balta, hei, hei! 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 Neturiu realiai ką pasakyti, žiauriai stresuoju. Jau einam, viskas. Labas rytas, rugsėjo 1 šventės dalyviai. Rugsėjai, jums atnešam pačią pirmą rudens dieną. Rugsėjai, kai atėjau mokyklą, tai labai galvojau, kad yra likę daug laiko. Nebuvo to tokio, kad dar suprantu, o čia aš abiturientė, kur anksčiau matydavau 12-okus ir galvojau, o kokie jūs dideli. Ir visi užauga tokie, visi jau paseno. Iš pat pradžių buvo labai jaudulio šiek tiek, nes vis tiek paskutiniai metai viskas bus nauja kitais metais. Šiek tiek liūdna, nes su viskuo reikės atsisveikinti, su kuo buvai 12 metų. Buvo nežinia, buvo kažkiek ir baimės, vis tiek paskutiniai metai, neaišku, ko pas norėsiu siekti. Paskutinė rugsėjo 1, paskutinis susibėgimas su visais draugais, nes kai pagalvoju, kitais metais jau nebebus to. Tai tu man dabar pasakyk, kodėlgi reikia eiti į mokyklą? Kad daug išmoktum ir visko sužinotum. O ką ruošiesi pirmiausia išmokti mokyklai? Skaičiuoti. Jo, parašė man auklėtoja, sako, vesi ten kalbėsiu su mažais vaikais. Oho, galvoju, net mano kažkokio taip nereikia. Tai jo, kalbinau vaikus, buvo toks pirmas pasirodymas viešai prieš visus, labai bijojau, bet viskas praėjo gerai. Ir tada visi mokytojai ir mama mano atėjus rugsėjo 1. Prisimenu, kaip prašydavau, kad tik neitų rugsėjo 1, nes gėdo, Dieve, mama, vaikas, 7 klasėje, aš jau užaugus pana. Keista buvo paimti mažą pirmokėlį, nuvesti į 1 klasę, man jau ta paskutinė rugsėjo 1. Tas jausmas, kad visas toks parėjo realizationas, kad blemba jau vse, arti, jau eisiu iš lizdo. O, bet čia kaip pervežė? Ai, čia nelabai tilps. Į saloną, kad netilps. Aš galvoju, biškį nusiplauti, reikia palašti. Gerai, tokį, ką, ne, daug pasilaikyti. Ir kas čia? Labai okei. Nepaliekam sporto. Jo. O iš mokytojų dienos, tai ką noriu pasakyti, Editai ačiū, nes ten labai daug visokių vaišių, visko ten buvo pripirkus mokytojam, fainai rašau raudoną darau. Ne, suskykit, gerai. Taip, kamera ne. Ačiū. Atėjo dabar tikrai raudoną. Taigi, mokytojai, kadangi irgi žmonės visi padaro nuodėmius, todėl mes jiems padarėme tokią kaip ir užduotį. Nu, pažiūrėjom, pasakykite komplimentą vaikui pirmam atėjusiam į jūsų pamoką. Nu, esu tikrai ne vieną kartą galbūt balsą pakėlus nereikalo. Buvau labai pikta. Aš šitų gražių mokinių, kad jie čia kažko nepadarė. Arba per daug padarė. Įgrėda, padėkit pačias nuodėmes.
nuspjovė. Tai gapas toks taip fainai. Šiaip, kas antra mokytoja neturi nuodėmių, mes be nuodėmių. Taliūnas labai pykstasi su mokiniais. Šiaip fainai, labai smagu pamatyti, kokios mokytojų reakcijos emos, kad labai netikėtai ir jis labai šypsosi ir pilnas tokios geros nuotaikos, tai bet smagu. Atėjo mokytoja, sakė vakar dvejetų ir vienetų prirašė, tai čia tokia kasdieninė. Sakė, kad paleido iš pamokų, pati neatėjo į pamokas, tada vėlavo daug, o tokia linksmesnė atlaidavo labai mokiniams, rašė gerus pažymius baisiai. Tokios labai nuobodžios tas mokytojas. Žalia. Supratimas ateina į širdį, ateina į protą ir tame supranti, kad liko nedaug. Liko labai nedaug, taipogi buvo mokytojų diena irgi, kur teko dar labiau suartėti su visais ir tiesiog tokios mini šventės, mini pasibendravimai, susibūrimai labai daug padėjo, jog taptumėm vienas su kitu artimesni. Viskas, kas vyko prieš šventes, tai buvo kaip ir nauja priežastis susidraugauti su kitais žmonėms, susibendrauti, turėti artimą ryšį. Net negalvojau, kad iš karto bus atėję 12 klasė, tai čia jau baisu, man kažkaip tiesiog to toks, visi sakė, oi čia 11 lengva, 12 dar lengvesnė, sako, susifokusuok vos ne ant draugų, kažkaip mane labiau motivavo į tokius draugus, o ne į egzaminus ir kažkaip nejaučiau to visiškai streso, negalvojau apie tai. Na kągi, sveiki atvykę į mūsų šūlę. Prašom. Varpinė mūsų. Aš dar mūsų penktokas noriu nusimti savo striukę ir pasidėti. Kur eini? Nu baig, visi klasiokai taip kabina. Aš toj būsiu tas 12-okas, koks skirtumas. Ir pasikabini striukę ir užimi visas vietas ir dabar kaip 12-okė aš labai pykstu užknisu. Mano pačiam gale čia vietų niekada nebūna. Jei nerandi, tai žinai, kažkas pasiėmė arba perkelia. Tai kas klausė? Gerai, aš pabalduoju, tu kalbė. Sveiki, taip negali, nereikia, taip nežinau. Streso apimta išeina atgal į kabinetą. Ir tada aprėkia tave, nes kodėl tu trukdai jam, o ten žiūri jos YouTube, kaip tenai kabinetą. Skambimą kažką daro. Tursim bylą. Nedarykit nelegalios veiklos. Tualetai čia, šūdas čia. Kodėl? Anksčiau nebūdavo. Kodėl tu būdavo skydęs? Čia išpizdėjimas. Arba taip, arba lauki 6 valandas, kol namo grįžti. Ir tai dar klausimas, ar raktus pasiemi. Geros savijautos centras. Na, kokios tai žinoma. Čia eteriniai aliejai. Tai bendam. Tobulėja grušas, turime elektrinės kėdės. Buvom, kad gyvas pasirodo. Nebe. Tenkame į kitą pasaulį. Mokykla yra normali prievartos įstaiga. Ir kiekvieną dieną mus debilus vaidina. Bet čia yra motyvacija. Nesuvaišykit su patyčiom. Sveiki. Gerai jaučiatės. Gal užkūrą, ar pasimatuoti? Matuojam, tai mokam kiek temperatūros, sveikutėlę. O, kaip nepasisekė. 4 klasė, kaip buvau galva, pagimdė žvėrį manyje. Aš iki dabar tą kvadratą lošiu. Čia vis dar nežinau, kas... Čia vis dar neaukia kaip pradinėse. Bet tai žiūrėjai smėdėdavo. Iki šiol smėdo. Čia jau kito levelio kvadrato rungtynės. Toks lobis. Nueini į bafūrų persirengimo kabiną, nedadušai neatsidaro, tik duris lūžta. Ką? Pirmą kartą matau dušą. Atsijuokauji. Ką sakei? Kodėl to kažkur nebuvo? Ir ką, jau visi toks pagyvenęs atrodo, kaip persirengė. Ir draugai sako, palauk. Ir tu tokia nėra ką veikti. Nu, tai tu padarysi šiandien mankštą, gerai? Gerai. Ir išeina visai pamoką. Ir tada jinai daro ir tiesiog mokytojas nėra. Koks skirtumas tavo lengvoji atletika? Tu geriau pagalvok apie savo klubus ir apie kaip reikia juos išplėsti, dėl to nes kaip tu dėmės. Bet aš iki šiol nesuprasiu, kaip tu padėki rūbą ir pamiršti, kad tu padėki rūbą. Tipo, grįžti namo be kelnių ir nukrinkat man. Valgyklų lipnus oras. O čia top tier čiuožykla. Bet žodžiu, šitas bairis ir žiūrintis mokytis.
Nuo to laiko, kai prie mokyklos atsirado Lidlas netolies, į valgyklą labai mažai kas eina dėl kainos. Aš nežinau, ar čia įėjus pagauna kamerą tą tokį lipnumą oro, bet tos strėlės po eurogramų. Lidlė 8,9. Vištienos filė, dar kažką. O kitą dieną bus vištienos sriuba. Čia negalima filmuoti. Oh my god, ką tu darai? Vieną kartą turėjom tokią įžymę garsenybę, kuri buvo Faruose. Vogė muilą. Tik muilo, pažiūrėk, visur pilna muilo, tenais pilna kriauklė muilo yra sudėta. Sustojęs laikas čia virtęs muilo gabalais. Ir sakytum, ta prasme, kad pavogdama muilą kažkaip tu jį naudoja, ne? Ką pametė mokytojas? Baladok, jos neatidarys, nes jūs dar pamastys, ar tau atidaryti duris. Nu, tai šito. Laba diena. Čia mokinių niekados neįleidžia. Niekas čia nebuvo. 12-okai šaunus, tinginukai, bet šaunus vis viena, žmonės geri. O kaip mokytojų kambarys? O mokytojų kambarys irgi geras ir mažokas. O kas šauniau, mokytojų kambarys ar 12-okai? Buvo mūsų buvusios mokinės pradinių klasių paspaustas. Čia kai bandai pabėgti iš kontrolinio ir tenka pasinaudoti tokiam pajėgom, tai tik tai smigtukas ir bėgi. Spintelė visiškai nebuvo nieko, o mum dėtis sekasi tam paletas. Irgi neįsim snirdą. Gerai, eisim. Vieną kartą kaip žaidėm slėpynių, aš prie pisuarų pasilydau. Nebuvo mokytas dailės keturkėlės kabinetas. O kas dabar? Ir aš va čia sėdėjau, dirbau, piešiau. O kas čia dabar? Nu gal to nereikėjo. Tipo man nebūtų. Nu tai tipo, tu visą laiką dirbau, labą dieną. O ką čia darai? A, nematai, kas ten? Kas čia? Ko, va? Jeigu labai šalta būdavo, kartais tai būdavo. Galinis tulikas skirtas. Čia te paslapties. Bet čia tiesa. Netyčia pataikiau buteliuką klasiokiai galvą ir mane apstaugė. Aš turėjau pasirašyti direktoriui pasiaiškinimą. Ejau čia, eik tu savo, aš tada irgi verkiau. Jinai rėkia manęs. Čia kai kokiam universitete, ten kėdės, fainos, nepeša plaukų, nesinori mirti kiekvieną kartą atsisėdus. Niekam nepatinka chemija. Tam patinka chemija. Man patinka. Sveiki. Čia vyksta lietuvių pamoka. Čia viskas apsidėjęs. A klasė žudautinė, taip pat mylima klasė. Šauniausias, mylimiausias, gerbiamiausias mokytojas, kuris labiausiai supranta visų prikolus. Taip ir prisideda. Yra kita kartais primerkia. Mano mėgstamiausias mokytojas, myliu jų, negaliu. Tai bet. Oho, šipsotis ar tokį fliktą nustatyti? Ne, šiaip turėt paklausti, ar galima filmuoti? Mes nefilmuojam. Mes šiaip sakėm, kad jūs labai linksmas ir prikolus suprantate žmogų. Ar tai tiesiog? Ne, ką tu, fizika rimtas dalykas. Pažiūrėk į mano veidą. Matau, kad rimtas. Ne, jis vis tiek filmuoja. Išsibrovėlė, nu palauk, neįsi parką. Kitą savaitę nieko tokio. Labą dieną. Labą dieną. Irgi myliu mokytoją. Visi tokie faini. Jo, kartais labai bijau. Jis mislėm kalba. Toks prieina, tu dabar būsi debesėlis. Bandome programuoti rusų raketas. Tai dabar žiūrėk, Karoli, taip, ką sakėm, turim padaryti. Pirmiausia, šimtukininkai. Gaila, ne tokie žymus kaip mūsų valytojas su mailais. Mano brolis. Geras brolis. O tai irgi gausi šimtuką vieną. Pasitinka kiekvieną rytą su šypsena. Baseinas buvo nugriautas. Čia būdavo baseinas. O už baseino būdavo vadinamas mūsų ofisas. Tai jūs darbą prarado dabar? Kadangi ofisą nugriovė? Tikrai taip. Ne, dabar ten neglutė darbuojas. Prieš metus du kažkas tave tarpė. Draugai juokavo. Ir ant tiek pajuokavo draugai, kad teko prašyti šio daugiabučio gyventojų, jog atidarytų stabės duris. Sako kitam, eik į vidų. Įėjo, tada antras iš paskos, o aš sakau, tik neuždaryk durų. Kaip jūs manote, ar tam panašu dramblė ar ne? 600. Šitam ežere buvau paskendus kokius 2 kartus tikrai jau šiais metais.
Kažkas gėrė vakar. Ne. Mes nefilmuojam. Ne, aš matau, kad nefilmuoja, tik šiaip jis. Grušui negrėsia joks pavojus. Turime orą. Gesantuvus. Oi, kaip čia mes sudėstėm. Na kągi. Ate. Einam geriau treniruotis šimtadienį. Tenai vyksta šimtadienio, pamatysit. Čia nežinau, prieš pažiūrėsim viską, bet kaip fainai ten mokytis. Aš manau, kad tai būtų poros kažkoks... Esu Mindaugas. Čia tą reikia CV. 20 metais baigiau vaidybos studijas ir gavau pasiūlymą dirbti šitoj mokykloj. Nu tai sutikau. Rinkdavomės mokykloj, repetuodavom ten po pamokų. Man pirmiausia buvo svarbu pažinti tuos žmonės kaip laidą, apie ką jie yra, kas jiems yra aktualu ir kas jiems kaip žmonėms dabartiniai būty rezonuoja. Bandžiau išprovokuoti jų pačių kūrybą. Buvo svarbu, kad šitam procese kiek įmanoma būtų ir jų minčių, kad tai nebūtų tiesiog, ai, čia vat mum parašė, po mėnesio pasitarėm ir tada jau darykit pagal tą. Po to pradėjom rinktis VDU teatre, tai ten visai kitas susikaupimas buvo, nes kita aplinka, nieks nelandžioja, neklausė, ką jūs čia darot, ten įlenda koks mokytojas, kas čia dabar. Ir manau, kad ten šiaip sukurta tokia iš tiesų ta teatro atmosfera ir kažkiek tos ir šviesos, ir tos garsas, nes tiesiog tokie pasiruošimo didesnė. Apsimeskim, kad nematau, kad filmuoju. Buvo viską. Buvo ir pykčio, buvo nesutarimų, nes žmonių buvo daug. Kiekvieną minčiai sutaptis taip ir yra sunku. Buvo labai nuostabus atradimai iš vieno kito pusės, nes pamatai daug, ką gali vienas žmogus, ką gali kitas žmogus. Tuo žmonės susijungia jų mintis, padarom kažką nuostabaus. Labai suartino tos repeticijos. Tie visi praėjimai, tai tikrai suartino mus visus. Buvo visokių naujų idėjų. Iš pradžio atrodė vienaip, bet po to įvyko kitaip. Tikrai buvo žmonių, kurie nustebino, kurie man buvo atradimai. Atgimė labai daug neatskleistų istorijų. Giedriukas mūsų puikiai pasirodė visi. Versienas, kaip jisai atsiskleidė, nuostabus žmogus iš tikro, kiek jisai spalvų turi. Evelina, mūsų didžioji aktorė, super. Labai daug žmonių atsiskleidė, kurių tu nebūtum pagalvojęs, kad gyvenime ten išeis į sceną ir kažką. Ir manau, ne aš vienas galiu sakyti, kad tikrai daugiau pasidarėm artimesni vienas kitą negu tolimesni. I'm just doing me. If a girl love me, let her love me. You feel me? So baby. Šimtadienis bus the best one, the best one. Ne tiek, kiek pats rezultatas, kiek procesas buvo labai įdomus. Procesas turbūt vienas iš įsimintiniausių. Pafiksuokit, kas čia juokis. Pasižiūrėsim, ar rytoj bus juokinga. Vionytė, viskas gerai. Ar viskas aišku? Good morning, cameraman. Aš atsikėliau ir aš buvau kaip grinai zombis. Jaučiausi kaip zombis, ironiška, bet jaučiausi kaip sapne. Išsiblaškius labai jaučiausi, nes supratau, kad dabar atėjom į tą VDU sceną, stovim ir čia dabar tuoj, ten, nežinau, 8 valandų, nes ryte rinkomės, jau vaidinsim. Atsikėliau ir aš prisimenu, man Edita rašo, kad su autobusu vėluos, tai mane paims ir aš ten turėjau per 8 minutės greitai. Nieko nespėjau. Nuvažiavom, tada nuotaika be proto bloga, lyja, atrodo viskas griūna. Labai blogai jaučiu.
Mažai miegojau. Sunki diena. Tai dar tik rytas. Tai man tiek ir gana jau. Buvo keista diena, nes atsikeli su žinojimu, kad tai yra paskutinė generalinė repeticija, kad tai yra pasirodymo diena. Mes savo šokių mokytojai norėjom atsidėkoti ir reikėjo pagauti momentą, kad jinai nepastebėtų, kaip mes atnešam dovaną, bet paskui reikėjo rasti momentą, kaip mes padovanosim dovaną. Kodėl verkiu, bet visada verkiu. Šiaip tai galėčiau žemai nusilenkti ir pasakyti ačiū Jums už tai, kad leidote prisiliesti prie Jūsų šimtadienio, pergyventi kartu su Jumis, pabūti. Žinokit, tikrai visą tai, ką Jūs darote, man yra begalinis kaifas. Aš kaifuoju, man yra gera, malonu. Ir aš šiandien rytą sakiau, tikrai važiuosiu, su Jumis būsiu. Tai dar kartą žemai lenkiuosi ir ačiū Jums, kad leidote prisiliesti prie Jūsų, būti kartu su Jumis, pergyventi kartu. Tai Jums šiandien gražios šventės ir pasidarykite savo šventę. Sau, ne tėvams, ne mokytojams, o sau. Kaifuokite visą tai darydami. Jauskite malonumą, kaifą. Sėkmės Jums. Ateini čia ant scenos. Justai. Tada reikia dar kartą pasimokyti. Miegosit. Jūs kaip gerai, kad vyra nėra šiandien pasikėsiu šalia lavos. Šito nereikia, nu gerai. Taip, tik tais jūs neįsicentravę truputį. Ne ant tos kėdės pasodinot, hujakšt. O va taip va sukritai. Oi, tempiam. Jau viskas į pabaigą. Greitai. Nes tuoj bus valsas. Tiesiog noriu palinkėti vieno dalyko. Kadangi esam visai neblogai surepetavę nusilenkimus, norisi, kad žiūrovai turėtų už ką paploti. Ne iš inercijos, o dėl to, kad buvo fainai. Ir dėl to, kad pirmiausia fainai ir smagu buvo jums. Dėl to labai prašau tiesiog, kad ir kas be nutiktų, nes gali ir technika pavesti, gali ir žmonės, visaip, visko gali būti. Tiesiog nesustot ir judėti toliau per tą sceną, kaip kas yra surepetuota, o jeigu atrasi dar kažkokių smagesnių variantų, bandykit. Šiandien viskas galima. O šiaip nepamirškit vieno dalyko. Žiūrovai atėjo pasižiūrėti į jus. Dėl to nuo dabar iki pat šimtadienio pabaigos scenoje tampate ne šunyčiais, kurie pataikauja žiūrovui, o tampate vilkais, kiekvienas iš jūsų, kuris veda žiūrovą ir kai jūs kalbat, žiūrovas tyli. Jokios baimės ant scenos, vien tik smagumas ir linksminimasis. Ok? O dabar paplojam vieni kitiems už šitą kelionę. Dar turim laiko. Kiekvienas su kiekvienu apsikabina ir nugarą padaužo. Gerai, aš neturiu operatorius. Fine. Ačiū. College educated, she graduated. Any bill she can't afford. Kodėl tu mano, aš nebegaliu, man trapuliai. Gerai. Kur Ernestas? Jo, gerai. Sėkmės. Sėkmės, gerai, vada, sėkmės. Man viskas kyla, aš toj nukrisiu, aš negaliu. Viskas. Jau mes už kiek, 10, 20 minučių, 30 mes pasirodom. Aš negaliu patikėti, mes tiek ruošiamės, kas pusę metų ruošiamės ir viską parodysim per 2 valandas. Tai yra neįtikėtina. Viskas. Yeah, we are always running for the thrill of it, always pushing up the hills.
just done. Mixing drinks, knowing we'll regret this. Ain't been asleep yet, room service bringing us all this money, darling, what else is left to do? But smoke and enjoy my presidential view. Got a swimming pool in my living room. On stage interviews, tons of sound, let's consume. We are always running for the thrill of it, yeah. Always pushing up the hill, searching for the thrill of it. Okay. All alone, we are calling out, not again. Never looking down, I'm just ignoring what's in front of me. Tvarkom skaidrės, vat. Pavyko tvarkėm skaidrę. O jau, pavyko, super. Addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the pain's out. Addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the plane's at. Yeah, that's what it is. Until I drop the next one. And I'm addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the plane's out. Addicted to champagne. Fuck the room, we buy the whole way. Bitches, I Taylor gang that. They just wanna know where the plane's at. Pačiam gale, taip toks akmuo nukrito nuo širdies, bet taip gera buvo. Toks, nežinau, man sak vien kaifas ant tos scenos dainuot būt. Nes vienas dalykas, dėl ko turbūt labiausiai gaila, tai kad šimtadienis yra vienkartinis toks parodymas. Ir tie 4 mėnesiai jie taip ir nuplaukė. Aš manau, kad pavyko, viskas buvo labai gerai. Visų nuotaikos labai dabar geros. Džiaugiamės, kad atlikom labai šnekėtinimo, kad atlikom viską ir nežinau, laukiam afterį. Dabar į afterį transitionas. Gali tai padaryti, į afterį transitionas. Į afterį transitionas. Ne, tai numės. Kur? Į afterį transitionas. Ne, tai paimk ir taip padaryk. 1, 2, 3. Į afterį transitionas. Wow, hello. Na kągi, sveiki atvykę į partų. Ir va dabar bus afteris mašinų. Įpėda pavaistinis čia. Smell daisy. She's driving me crazy. Gonna take you for a ride on my feet, yeah, friend. Gonna take you for a ride on my feet, yeah, friend. Be my lover, my lady river. Can I take you higher? Gonna take you for a ride on the beach, yeah, friend. Gonna take you for a ride on the beach, yeah, friend. Gonna take you for a ride on the beach, yeah, friend. Gonna take you for a ride on the beach, yeah, friend. Andriukaitis Deividas labai nustebino, kiek jisai turėjo energijos ir kiek jisai šoko. Eimantai, tu turi išlaikyti savo vardą. Tu turi būti vakarėlių siela. Mano kaklas labai atsiminė, kad aš paną laikiau ant savęs.
ten galvom grindis ir užtiek šokinėjom tokiam. Ir labai buvo smagu, labai. Come take you for a ride on a big jet plane. Come take you for a ride on a big jet plane. Come take you for a ride on a big jet plane. Yeah, yeah. Tikrai įsiminė visas vakarėlis. Nepakartojamas dalykas. Buvo amazing. Paskutinis skambutis, paskutinė diena, paskutinė pamoka bus įdomu, bus visko. Laukiam. Ir kažkaip šiandien tiek daug tų emocijų, kad net noriu susičiaupti, kad ir kaip keista. Žodžiu, biški liūdna, nemelas. Up on Melancholy Hill there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see, 'cause you are my medicine when you're close to me. When you're close to me. Džiaugsmo, kai pamato limuziną. Čia va mes šiandien. Nesuprantu. Aš nesuprantu tiesiog. Nežinau, kas čia vyksta. Sodinsim augalų žalią, legalius. We're looking out on the day of another dream. Mano vardas Eimantas. Belega šiaip mokytoja fainiausia, nežinau mokytoja fainiausia. Iškentė mūsų visas nesąmonės. Smirdim, kai nežinau kas, bet jai nesvarbu. Man irgi žinau, kad nesvarbu. Smagu, kad baigė, smagu, kad išleidžiam dar vieną laidą gyvenimui. Tikėkime, užaugs labai gerai žmonėmis, pasieks savo tikslų, įvykdys savo didelės svajonės. Linkim jam visko, ko geriausio iš tiesų, tik geriausio. Sėkmės ir gerų pasirinkimų. Labai džiaugiuosi, kad abiturientai baigė pagaliau 12 klasę ir norėčiau palinkėti klausyti savo širdies. Tada jie pasieks savo sėkmių, tai, kas svajojo ir be abejo, nežinau ką pasakyti, gal iš naujo. Norėčiau pirmiausiai, ko gero, tikrai palinkėti jiems sėkmės. Aukšto skrydžio, norų visų įsipildymų ir visų siekių pasiekimų. Kad būtų tai, ką jie nori. Sėkmės jiems. Tokios laidos, kokią turėjau dabar, visus šitus 8 metus. Nemanau, kad dar bus tokių nuoširdžių, tokių man artimų ir mielų žmonių, su kuriais visą laiką man buvo smagu. Gaila skirtis, ateina ir tokia minutė. Sėkmės visiems. Eikim jau, girdi, klases uždaro. Nieko tokio, kad keliai ilgi. Tu man nesakyki viso gero, iki pasimatymo sakyk.
labai sugrūdina jų palikimas mane ir aš nieko negaliu pasakyti. Jūs pirmai leisiu keletą. Pasakome. Mokytojai, svečiai, abiturientai. Leiskite jūs visus pasveikinti susirinkus 34-osios abiturientų laidos atestato teikimo šventę. 12 mokyklinių metų prabėgo kaip viena diena. Žvelgdami į save, matome jaunus ir stiprius žmonės, kurie savyje neša beribės laisvės idėją, tobulybės, iššūkį kasdienybei ir tikrojo skrydžio siekį. ką tik pasiėmėm savo atestatus.
Šiaip buvo daug jaudulio, aišku, buvo labai smagių akimirkų, daug praėjom, daug mokėmės. Aišku, Tam pačiam mokyklos suolį susipažinom. Viskas pavyko iš tikrųjų, egzaminai pavyko, esam patenkinti. Daug ką pajutau, sėkmę, meilę, laimę, nusivylimą, bet ir tą tokį norą tobulėti, žengti naujus žingsnius kažkur toliau už mokyklos ribų. Pagaliau ačiū Dievui, tai padariau, džiugas matau nori juoktis. Žodžiu, jausmas geras, belio koks geras. Jaučiuos kaip vakar, realiai nemeluosiu. Bet vis tiek labai geras, gavau labai gerą vėduoklę. Dabar bandysiu siekti toliau. Ką, gyvenimas eina, aš irgi. Opa! Ar man irgi taip reikia kaip? Turbūt įdomu, kodėl stovim čia, nes čia ateitis, o ten praeitis jau. Tikrai tikėjaus, kad gausiu šitą ir gavau ir neverkiau niekada 12 klasė kaip sunku. Tai va, labai savim didžiuojos, ačiū visiems. Labai norėjau greičiau tą 12 klasę pabaigti ir labai greitai prabėgo tie metai, labai džiaugiuosi ir labai fainai baigiam, pagaliau ir esu labai dėkinga visiems savo draugam. Visi tie metai buvo vis tiek visko pilni ir labai daug atradimų ir iš tiesų, kai galvoji, ką čia ta mokykla ir panašiai, šiaip buvo labai daug gražių įsimintinų momentų, atradė naujų žmonių. Iš tiesų labai gražus metai, labai smagu baigti, bet tuo pačiu tokia nostalgija ir sentimentai išlenda. Tai va. Su šitu žmogum kiekvieną lietuvių pamoką dainuodavom Laimės žiburį. Tik prasideda pamoka, Laimės žiburys. Tik prasideda pamoka, per mano visas apyrankės žmogus su tušinuku pravaro. Geriausias solo partneris, tokių daugiau reikia. Laimės žiburys nušvito man ir tau. Aš stebiuosi, kokį lobį atradau. Būk tu mūsų turtas, būk tu mūsų burtas, mūsų visad laukiama šviesa. Buvo smagu su visais jumis. Iki pasimatymų. Cut the cameras.